Implantai yra tinkami tik jauniems žmonėms arba kartais girdim tik vyresniems žmonėms. Tai čia yra tikrai mitas. Implantai tinkami tiek jauniems, tiek vyresniems žmonėms. Jauniems nuo 18 metų, nuo pilnametystės. O viršutinės ribos iš esmės nėra. Viršutinė riba gali būti vertinama tik pagal bendrą organizmo sveikatą. Jeigu jūsų sveikata yra gera, ar jums 100 metų, ar 150 metų, implantaciją atlikti galima. Mario, norėčiau papildyti, atskiras rytis yra priekinių dantų zona. Ir nors rekomendacijos sako ir teigia, kad nuo 21 metų, nuo 25 metų mes rekomenduojame šitą zoną itin kruopščiai vertinti, galbūt nukelti netgi vėliau iki 30 metų, nes vyksta žandikaulio pokyčiai, brendimas ir žandikaulis tarsi auga, dantys atrodo lyg ir auga ir įsriegus priekinėje zonoje, estetinėje zonoje implantą ankstyvame amžiuje, po 10-mečio turėsime vaizdą šypsenos, kad visi dantys yra žemiau, o vienas implantas lieka aukštai. Tai labai svarbu vertinti visą priekinio žandikaulio struktūrą, šypsenos aukštį, liniją, kitų dantų būklę ir nukelti šitą implantaciją, ko galima vėliau, tiesiog ieškoti kitų sprendimų defekto atstatymui. Visiškai sutinku. Taip.